Na ką, sveiki, draugužiai. Pagaliau ir vėl mes šiandien prie ežero X. Pasikvietė mus tokie turbūt gan įžymūs žmonės, gal po to ir pamatysit kamerą, gal nematysit, neatskleisim. Tai parodė savo vieną geresnių tašką. Tai bandysim gaudyti juodulius. Turbūt visi supranta, kas žmonės. Jo, tai bandysim gaudyti juodulius ir pasižiūrėsim, kaip mums toliau seksis. O nuotaikos super, tik kad minusas, kad oras. Dundulis graudžia, Bet gal kažkaip. Tai va, tai susitiksim toliau prie vandens. Iki. Na ką, pradedam žvejybą. Žinau, gražus. Gražus. Ne, iš arti. Delninukas. Jau toks. Nice. Turiu. Turiu. Nu, kažkaip sunkiau šiandien, bet ne. Valą tai naudoju aš 0,1. Vaidas naudoja 0,15. Tai dėl užmetimo, kuo liaunesnį, plonesnį ėmiau, kad toliau mestusi. O būtent, jeigu pastebit, būna greičiau, būna lėčiau, tai bandau visas pravedimo technikas, nes nežinau, kaip čia geriau dirba šitam telkiny, nes mes pirmą kartą čia, tai labai sunku kažką įvardinti. Va, lietus, matote, įsilijo taip normaliai. Po medeliu su Vaidu. Kaip sekasi? Ir aš šiek tiek? Nelabai, ne? Užuovėjos nuo lietaus. Pasislėpę savo. Linksminamės. Nu, Vaidai, kur tavo ranka? Tokius galima rinkti, lemą ir lietus pyla belekai. Pyla belekai. Bet mes mato, kur numesi, bet beržėm, kad ir bandyti žvejoti. Oi. Galvojom, kad silpnės, o realiai kuo toliau, tuo dar stipriau žiūrėjo. Aš jau kokias eglutės dairausi. Na ką, sėdim su Vaidu mašinoj ir galim pasakyti, kad taip sulijo, kad turbūt gyvenime dar nebuvo taip sulyta. Tai prasme, nėra sausas vietas visiškai. Ištraukiau telefoną ir varvėjo vanduo nuo telefono iš kišenės. Baisu.
Baisu, visi šlapi. Kampelį kol atien, taip, guminekas iki kulniukų vandens. Jo, ir pas mane guminėse buvo vandens, tai nu žodžiu. Kepurė tai varva, bėga, padėta džiovinasi. Žodžiu, smagiai, kol kas aš manau visai smagiai čia mūsų žuklė. Ekstremė ir ką, laukiam prašviesėjimo, tai žiūrėsim kaip bus, kol kas. Na ką, einam ieškot draugų. Vos neprisidariau. O šita Hesta kaip jūsų tik vienintelė turi šitą rankeną? Jo, vienas tas modelis. Šiam ketvirtą jau eina su gripų. Man šitas geriausia rankena iš visų. Nu, man gražiausia. Nes aš jau vien buvau įsivedęs Hestą pirkti, nes iš jūsų pamačiau ir galvojau, kad tipo vien dėl rankenos pirksiu. Bet visi sako, ne, sako, tu negausi tiko iki 5-7 gramų su tokia rankena. Dar nei kart Japono neturėjau, tai bus naujas potyris. Aš su juo raudėsi per galvą. Gaudžiau, bet didžiausias 600. Bet tokias 300-400. Peršviečiamas. Bet nustoja visai po lietaus ragas. Pabandom praeiti tolyn. Gal kažką įdomaus suviliosim. Nes kol kas, pamatytumėt kaip ževelė čia smenga. Žemelė smenga. Gal čiapą išprašysim porą ešeriukų, kokių gražesnių. Parsinėsiu kardelę. Daug raktus, tu čia gali mirkti aš tai naktį. Aš nepasiduosiu. Parnešti paskui kardelę. Privažiuosi čia su golfu. Gal parnešim tą golfą čia? Kaip dabar čia geresnis kelias? Aš tai, jo, jūs tai gal geru ėjat, mane tai per mišką vedė. Tai tik atsargiai va čia, kur buvo tokia, žinai, va, miškos vietos. Bet aš vienodai, va, stoju. Kiekgi čia manęs yra 110. Būna koja kujek. Bet tokių visokių, aš manau, miško yra daug balyčių nežinomų, netrastų kitų žmonių. Yra Kaišiadorių rajone, ten keletą siūlo irgi. Teisingi, bet...